Sveiki, šiandieną bus labai įdomi gramatikos pamoka, bet prieš tai kaip visada trumpa reklama. Jeigu pastebite, kad mūsų laikai įdomėja ir pasaulis keistėja, tuomet siūlome paskaityti nemokamą elektroninę knygą apie dabartinius ir būsimus laikus Nauja era artėja, kuri padės jums išvengti būsimų sunkumų ir kurią galite rasti adresu naujaera.com. Taip pat šioje svetainėje rasite nuorodą į krikščionišką YouTube kanalą, kur yra įdomių klipų apie tikėjimą, pinigus, sveikatą, manifestacijas, kaip mesti priklausomybės ir daug kitų temų. Ir paskutinis dalykas, prieš pradedant, prašau palaikinkit šį video ir prenumeruokit mūsų kanalą. Ačiū uždėmesi. Taigi dabar apžvelgsiu, ką kalbėjom praeitą pamoką. Praeitą pamoką kalbėjom apie, pavyzdžiui, laiko prielinksnius, tai dabar įdomesnių prielinksnių turiu. Pavyzdžiui, within, during, in, after, daug įdomesnė jie bus, nes jie labai dažnai vartojami. Taigi dar pražvelgsime, ką prieš tai kalbėjome. Tai at prielinksnis. Pavyzdžiui, at 3 p.m. 3 valandą. Beje, p.m. tai yra po 12 valandos dienos, o a.m. prieš 12 valandą dienos. Tai pavyzdžiui, jeigu nori pasakyti, kad kažkas įvyko naktį, galima sakyti at 3 a.m. Tai suprasim, kad 3 nakties įvyko, o jeigu po pietų, taip, jeigu po pietų, tai pavyzdžiui, at 4 p.m. O jeigu ryte irgi AM bus, nes prieš 12, pavyzdžiui, 11 AM, tai 11 valanda ryto. Ir dar galima su at vartoti, pavyzdžiui, at noon, vidurdienį, arba at midnight, vidurnaktį. Ir dažnai sako anglai, pavyzdžiui, at 7 o'clock, tai tas o'clock reiškia valandą. Ir kitas žodelis dažnas in. I like to have coffee in the morning, ryte, in the afternoon, per pietus, in the evening, vakare. Ir dažnai vartoja labai anglai within, during, tai pavyzdžiui, within reiškia per tam tikrą laiką. Nurodo, kad kažkas atsitiks iki tam tikros datos arba laikotarpio pabaigos. Pavyzdžiui, I will finish the task within 2 hours. Užbaigsiu užduotį per 2 valandas. Dažniausiai vartoja tą within, kai atsakyti elektroninius laiškus. Pavyzdžiui, we will answer you within 24 hours. Mes atsakysime per 24 valandas. O pavyzdžiui, su žodeliu during, tai reiškia per, bet per irgi per reiškia, bet per kokį įvykį, ne laiko valandas, ne valandas, bet per įvykį. Pavyzdžiui, she slept during the meeting, ji miegojo per susitikimą. Arba pavyzdžiui, I met her during the event, aš sutikau ją per šį renginį. Ir dar su in naudojam kalbant apie laiką, kai kažkas atsitiks ateityje su in. Pavyzdžiui, I will finish it in an hour. Aš užbaigsiu už valandos. Arba after reiškia po kažkokio įvykimo. Pavyzdžiui, we will go after dinner. Mes išeisime po vakarienės. Ir tas in after labai maišosi dažnai, nes kartais nori sakyti after, pavyzdžiui, kai pradedi mokintis anglų, bet reikia atsiminti, kad, pavyzdžiui, I will arrive in 2 hours, atvyksiu po 2 valandų, o after vartojamas po kokio įvykio. We will go out after dinner, ne po valandų, bet po kokio įvykio. Arba jeigu kalbam, čia labai sudėtinga, bet jeigu kalbam apie praeitį, jeigu kas praeitį įvyko, tada galima vartoti after su valandom. Pavyzdžiui, kalbam, kas įvyko praeityje, after 2 hours she came in. Po 2 valandų jie atėjo. Bet čia tik apie praeitį, o apie ateitį su įvykiais. After this event, I will see you. Po šio įvykio, po šio renginio aš pamatysiu tave. Dabar kalbėsim apie jungtukus and, but, ot, or, because. And reiškia ir, labai dažnas pats dažniausias žodis turbūt. I like tea and coffee. Aš mėgstu arbatą ir kavą. Bet jungia priešingus elementus. I want to go, but I am busy. Noriu eiti, bet esu užsiėmęs.
But reiškia bet, and reiškia ir. O dar vienas itin dažnas žodelis yra jungtukas or, kuris reiškia arba. Kai renkamės tarp dviejų variantų, pavyzdžiui, would you like tea or coffee? Ar norėtum arbatos ar kavos? Because reiškia nes, kadangi naudojama paaiškinti priežastį. Pavyzdžiui, čia blogą pavyzdį pasirašiau, netarsiu jo, reikia sugalvoti kitą, because, pavyzdžiui, I came here because I wanted to meet you. Tai because reiškia nes, kadangi aš atėjau čia, nes norėjau susitikti su tavimi. I came here because I wanted to meet you. Kadangi nes, vien žodžius pasiaiškinau šiaip ne taip. Dabar kalbėsim apie can, can't. Tai can reiškia galėti, o can't negalėti. Beje, britai taria can't kaip ir can't, o amerikiečiai taria can't. Tai irgi labai dažni žodžiai. Tai pavyzdžiui, I can swim, aš galiu plaukti. I can help you, aš galiu padėti tau. Can't reiškia negaliu. Pavyzdžiui, I can't drive, aš negaliu vairuoti. O amerikiečiai sakytų I can't drive. Dar pakalbėsim apie like, love, hate. Dažni labai veiksmažodžiai. Like reiškia patikti. Pavyzdžiui, I like reading books. Man patinka skaityti knygas. Ir dažnai vartojame, pavyzdžiui, I like, aš mėgstu, ir tada veiksmažodžio ta forma su ing eina. I like reading books. I like swimming. I like reading books reiškia, man patinka skaityti knygas, o I like swimming reiškia, man patinka plaukti. Love reiškia mylėti, naudojama kalbant apie stiprų pasitenkinimą. Pavyzdžiui, I love playing football. Aš myliu žaisti futbolą. Hate reiškia nekenčiu, naudojama kalbant apie labai neigiamus jausmus. Pavyzdžiui, I hate waiting in line. Aš nekenčiu laukti eilėje. Beje, čia, man atrodo, britai vartoja in queue. Čia labai sudėtinga rašyba to in queue žodžio. Tai čia per daug sudėtinga mūsų pamokai, nekreipkite dėmesio, bet amerikiečiai vartoja I hate waiting in line. Aš nekenčiu laukti eilėje. Beje, atsiprašau, biškį vandens greit atsigersiu, labai karšta šiandien. Dabar kalbėsim apie must ir have to. Must reiškia privalo. Dažniausiai naudojama, kai kalbame apie būtinybę ar įsakymą. Pavyzdžiui, you must wear a helmet. Tu privalai dėvėti šalmą. Have to. Turėti. Reiškia turėti. Pavyzdžiui, tu turi. Pavyzdžiui, I have to go to work. Aš turiu eiti į darbą. Taigi, must reiškia privalai ką nors daryti, o have to turi kažką daryti. Mažiau privaloma, bet vis tiek turi daryti vienu žodžiu. O don't have to reiškia nebūtina. Tai rodo, kad kažkas nėra privaloma, don't have to. Visada kitas don't, tai neigiama reikšmė pasidaro. Pavyzdžiui, you don't have to come if you don't want to. Tau nebūtina ateiti, jei nenori. You don't have to come, tau nebūtina ateiti, if you don't want to. Jeigu nenori. If reiškia jeigu. If you don't want to, jeigu nenori. O mustn't reiškia negali. Naudojama, kai kalbama apie draudimą. Pavyzdžiui, you mustn't smoke. Čia negalima rūkyti. Bet mustn't labai retas žodis. Aš neatsimenu, kada kas būtų vartoję. Labai retas žodis, bet verta žinoti dėl bendro išprusimo. Taigi, you mustn't. Čia negalima. You mustn't smoke. Here. You mustn't smoke here. Čia negalima rūkyti. Negali rūkyti tai čia. Arba you don't have to come. Tau nebūtina ateiti. Dar paskutinė tema šiandien should modalinis veiksmažodis naudojamas patarimam arba rekomendacijom duoti. Tai pavyzdžiui, you should eat more vegetables. Tu turėtum valgyti daugiau daržovių. You shouldn't go to bed so late. Tu neturėtum eiti miegoti taip vėlai. Tas shouldn't tai sutrumpinimas should not.
Kai not yra, tai neigiama reikšmė tampa. Tai jeigu you should eat more vegetables reiškia, tu turėtum valgyti daugiau daržovių. Tai you shouldn't go to bed so late. Reiškia, tu neturėtum eiti miegoti taip vėlai. Nes vietoj should panaudojam shouldn't, kas yra should not sutrumpinimas. Tai tada reikšmė pasikeičia ir neigiama tampa. Taigi, you shouldn't go to bed so late. Tu neturėtum eiti miegoti taip vėlai. Taigi, tokia buvo netokia trumpa pamoka. Ačiū, kad klausėte. Dėkui, iki.